Kaip tarybos narė, šiandienai drįstu pasakyti, nesu apsisprendusi galutinai. Jūs manęs neįtikinote su savo pasirinktą vietą, kadangi miesto apkrovimas šiandienai yra labai didelis ir duobėtais keliais pasiekti būtent tą vietą, kur yra numatyta statyti daugiafunkcinį centrą, vis tik problematiška. Šiandienai mes turime užkimštą miesto centrą autotransportu, parkavimo problemos neįspręstos, duobėtos gatvės ir visa kita. Mane labai įtikino architektūros skyriaus specialisto Karolio išsakytos mintys, taip pat tarybos nario Jono Dumašiaus. Taigi aš matau tik tai 2 variantus. Šalia Dariaus ir Girėno gatvės ir šalia stadiono už parko. Ir tik tai, kaip mano kartos atstovai, turbūt brangus laikas, nes baseinas reikalingas čia ir dabar. O jeigu tai bus pastatyta po 10 metų, tai iš tikrųjų gal jo ir nebereikės.